Sveiki gyvi! Šiandien pasimokysime, kaip teisingai prisegti vaiką automobilinėje kėdutėje. Kadangi dauguma tėvų to nemoka padaryti, tai kėdė kaip ir netenka prasmės. Taigi, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į diržus. Diržai turi būti per 2 pirštus nuo vaiko pečių. Tai va, šiuo atveju būtų jie žemiau pečių. Tuomet reikia nugarėlėje esantį atlošą tiesiog pakelti. Ne, tam kažkaip. Sėsk. Tai va, dabar matome, kad diržai yra per 2 pirštus nuo aukščiau vaiko pečių. Ir galime segti. Dabar vaiką reikia prisegti ne ant durniaus brilę prisegtą, o tvirtai jį sutampyti, taip, kad jisai nepajudėtų iš vietos. Teisingai prisegus vaiką, tarp kojų turi tilpti nedaugiau 2 pirštai. Tai va, tai tuomet vaikas yra teisingai prisegtas, nes jeigu diržai yra laisvi, tuomet avarijos atveju jie išsiskleis ir jūsų atžala su grožiu trenksis į langą. Dabar, kada kėdė yra per maža, kada vaiko galva išlenda už kėdės, virš kėdės atlošo, arba jeigu nebeina šitos dalies, pakelti taip, kad diržai būtų daugiau negu 2 pirštai virš pečių. Viskas.